Sveiki, kompanija. Aš ir vėl eteryje, kas savaitę. Ar pasiilgot manęs? Aišku, žinau, kad nepasiilgote, gal koks tenai 0,001% tik taip. Jau matau iš rezultato. Kuo toliau, to blogiau. Nu, bet nieko, aš čia dėl savęs filmuojas. Nu kągi, koks čia planas šios dienos? Pailsėjau 2 dienas, kabutėse, pailsėjau. Aišku, man niekas nepranešė, kada čia planuoja mane į reisą. Nu, bet nieko. Tai gerai, kad nespėjau kur nors užsiregistruoti mašinos remontui. Nenuvežiau, nes jau planavau. Nu ir ką? Vėl non-stopas. Dabar iki buvo, kad čia non-stopas. Bet aš miegosiu, tikrai nevažiuosiu non-stopu. Ir paskui iki Prancūzijos, ten už Paryžiaus, ten Orleanas, ten tada toliau tenai. Ten, žodžiu, 8 valandas važiuoti vieno Belgijos sienos tenai. Tai vienu žodžiu. Bus linksma. Atgal, tai žodžiu, penktadienį, aš galvoju, tik tai susisuksiu, tai aš nežinau, ką čia ras. Bet jau nebesiplėšysiu, nes jau, žinot, po anuo savaitės sunkios. Dar antrą tokią varyti non-stopinę, nu tai jeigu protą turi. Aš jau pabėgsiu, parašiau viskas, padėjau tašką, nes čia matau, galo nebus. Čia, kaip sakant, nuvarytus arklius nušauna. Visada savam stiliui. Susinėrėtum ir pamirštai jungti kamerą. Nu tai dabar važiavau. Ir čia prie Augustavo miškų, netoks didelis miško parkingas, nu muitinės, stovi ir stabdo, tai praktiškai visus busus stabdo. Nesvarbu, ar krovininės, ar su žmonėm. Ir su šunim patikrina, ar ten ko nors neveži, ten, nu, gal ne visus su šunim tikrina, bet, nu, svarstyklių tai, kad nėra. Ačiū Dievui, nors pas mane nėra šiandien to viršsvorio. Nu, ir šitą, ten dokumentus, bet šitą net pame prikolas. Nu, gerai, patikrino. Aš išvažiavau, nu, dar nespėjau, aš nespėjau net įsibėgėti normaliai. Aš tai radiją susireguliavau, taip pradėjau maždaug važiuoti, jau lyg tai pradėsiu važiuoti. Tada policija sustabdė tenai, prie to geležinkelio tenai. Aš tenai sakau, nepasakau, čia jau turbūt dabar prie kiekvieno posūkio visą policiją atstabdys. Vienu žodžiu. 1,5 valandos, o taip matėme. Dėl nieko, 1,5 valandos. Tai galvoju, tai nors tą policiją, nors susitarkit, kur postus statyti. Bet jau, kaip sako, nebūtų, kad vienas sustabdė, po 2 metrų ten kitas jau už posūkio stovi. Kelias. Blogas kelias, bet čia visada bus tuščias visur kelias, bet visą laiką, kai tik privažiuosi va šitą miškelį, kur yra sunku prasilenkti, kelias prastas, būtinai kas nors važiuos čia visą laiką. Ir dar būtinai bus fūra ir ne viena. Čia va visą laiką, va čia šitą miškelį jie ką nors sutiksi. Čia dar taip nebuvo, kad nebūčiau nesutikus. Čia visą laiką. Nors prieš tai buvo tuščia. Nes čia yra užkeiktas miškelis. Labas rytas. Suraitytas. Nedatraukiau aš net iki Hanoverio, kadangi labai anksti kėliausi 8, kaip visada per tą logistą, nors visai to nereikėjo, būčiau suspėjus ir taip. Tai aš jau nuo Poznanės, man jau, sakant, atrodo, taip jau buvo sunku. Tai taip netraukiau iki Briuko, tai iki Berlyno rajono kažkur tai netoli. Ir spėgau aš, nes jau per pavojinga buvo važiuoti. Nes jau grinai tai ten taip jau ne tik, kad atjunginėja, bet tu jau toks jau važiuoja, kaip sakant, į juostą, per juostą smėko. Tu pamiegojau kažkiek tai. Tai dabar dar liko važiuoti 5 valandas iki pirmo taško. Tai labai tikiuosi šiandien suspėti viską išsikrauti. Ten paskui jau bus mažesni atstumai jau viens nuo kito pakrovimo. Užkrovimų tai bus lengviau jau. Oras, na kaip tai čia toks oras, lietus lyja, tokių orų yra labai gera miegoti. Jis labai gerai miegasi. Aš turiu tokią mintį miegoti nuo 6 sustoti, nes man nuo 6 iki 9 yra pats įmygis, geriausias miegas, bet dažniausiai turi keltis tokiu metu.
Dabar dar lyja, tai čia šis būtų lafa miegoti. Bet tai kad va, neišeina. Prieš remontą kiek kūro. Eina teko. Neviltis gali apimt pasižiūrėjus. Kas ten per dronai ar malūnsparniai? Malūnsparniai. Va, kaip gražiai visas spalvos išdėstytas. Eso, tiltas žalias. Ir visi kiti. Gražiai atrodo. Ankstus rytas. Prancūzija, Coincourt kažkoks tai miestelis. Mokama autostrada. Jeigu pro Paryžių galima būtų išvengti Paryžiaus, važiuočiau ir nemokamas. Mane visur vis tiek patok Paryžių reikės važiuoti ir valandą laiko tenai prasiknisti. Vienu žodžiu, nieko gera. Miegas ima, geriau būčiau visgi 8 valandą, iki 8 miegojus, dabar yra pusė 8. Nes vis tiek į antrą tašką aš nespėsiu jau nuvažiuoti. Aišku, būčiau normaliai pailsėjusi, aš būčiau 4 ryto pajudėjusi, visur būčiau suspėjusi, bet kad aš jau dabar jau vos pajudėjau, bet gavau bereikalą, aš jau išjudėjau taip anksti. Vis tiek nespėsiu į tą antrą tašką. Tai galėjau ir vėliau tada čionais išjudėti. Nu, vienu žodžiu. Dar galėčiau nemokamais važiuoti, bet aš taip, bet tais nemokamais vos net 2 valandom ilgiau, tai kažkaip jau ūpo nėra atgal. 24 eurai už kokį, nežinau, čia 150 kilometrų. 23 eurai, kaip pagalvoju. Bet vis tiek absurdas, nu kodėl ne, tai vis tiek čia tiek pravažiuoja žmonių, kad negali ten simbolinį mokestį imti. Čia jūs per dieną susirinksit tą milijoną, o čia įsivaizduoju, kad po 23 eurus o taip sega. Tai čia šakės. Ką pozityvai? Linksmai važiuojame Paryžiumi. Poilsiaujame, kaip sakant. O čia poilsis. Tai čia dar autostrada. Nu, tipo autostrada. Toks jausmas, kad visi nedirba. Taip, bet kaip čia jų Aš čia senai motorolerio persisčiau. Nors čia jų ir labai daug yra iš tikrųjų motorolerio. Todėl čia kai važiuojat, reikia labai atsargiai labiau laikytis taip dešinės pusės, nes jie per kairę pusę visi važinėja. Tie motorolistai. Ir jų daug. Prancūzijos medaliai. Gerai nukapauta. Ieškau degalinės. Tokiam rajone degalų nerasta. Paskui gali būti gili žopa. Įdomus medžiai. Įdomus. Čia jau ties, kaip, nežinau, gal čia kokie Ispanijai būtų, va tokias va, kur Italijai, kur ką. Nors čia, aišku, čia pietai jau visai čia, aš ne Paryžius, čia už Paryžiaus dar 200 km, tai jau čia į tą pusę, kaip sakant, jau. Tai prasideda toksai horizontas. Dar jaučiu, kaina bus, kai čia jie vieninteliai, tai būna dažnai labai kaina užsikelia. Tai jie žino, kaip sakant, kad konkurentų nėra. Kaina užsikelia dvigubą. Na, eisime į parduotuvę, kažką reikia su zakusoną nusipirkti. Kažkokie tai salotos. Makaronai, lašiša, kiaušiniai. Pažiūrėsime, kas čia. O, dėžutė tiek daug, a čia va, dėžutė mažesnė. Tik papildomai sausainiai, sausas įdėtos, žodžiu, vis tiek apknisa. Prikolas, šakutė, valgoma.
gali suvalgyti salotas ir paskui šakutę suvalgyti. Va čia tada tokia nemačiau bairę. Grinai suvalgoma šakutė. Gerai čia. Nu, bendra masė tokia, be to padaža. Tai tokia... Nepasakyčiau, kad kažkas labai jau ten tokios baisaus. Bet ir nesuperinis maistas, toks vis tiek dažniausiai norisi karštą maistą. Žitai, kam zakusonui gal nu nieko. Dar bandysiu padažą užsipilti, bet aš bijau biškai su to padažu. Gal paskui 3x3 nebūtų. Nu, žinau, tas padažas visai nieko. Šiaip vienas jis toks biškai kažkoks įtartinas. Bet kai sumaiščiau su tais daug skaniau pasidarė. Ir tos salotos skanesnės. Todėl pilkitės, jeigu yra. Tas aktyvas sausainis kažkas nesuprantamas su šokoladu. Tai truputėlį kontrastas saldaus ir tokio nesaldaus. O, kemperis sustoja. Ten pas mane vien kemperiai. Parkingas kemperių. Nu, čia koks tiltukas, gal žinot? Čia po tiltuku važiuojant. Gal žinote, atpažįstate? Čia turėtų irgi toks būti atpažįstamas. Atpažįstama atkarpa, kas važinėja dažnai. Tiltukas, čia bando lėktuvai virš jo važinėja. Turėtų, man atrodo. Na kaip galvojate, kas čia? Žinoma, Paryžius. Kad čia toliau tyčiais iš visų. Penktadienis, kai didžiausias judesys visur. Jie asfaltuoti kelią sumastė. Dar sunku darbo dieną asfaltuoti. Čia darbo dieną būna jau visai mažai mašinų. Dabar kai penktadienis, visi čia aktyvus ilgai ir nuobodžiai sumastė remontuoti. Čia bus turbūt 20 km kamštis. Sustojau Platioškėje. Čia kartais ramiau miegotose Platioškėse. Nėra tų triperių mažiukų. Labas rytas, suraitytas. 8:32 Lenkija, kažkur už Poznanės. Per antrą Platioškę. Vos gyva. Važiuosim vėl visą dieną. Jau žinokit, komos būklė jau antrą savaitę. Bet aš pastebėjau, kad aš perėjau į kažkokį naktinį režimą. Mano organizmas perėjo į naktinį režimą. Aš dieną kažkaip tai sunkiai jaučiuosi, taip žinot, važiuoju, kažkokia yra visiška krizė. Bet 6 vakare man staiga kažkas persijungia ir atsigavau. Ir taip lyg tai geriau pasidarė. Tai va, aš turbūt naktinę, persijungiai naktinę, visiškai. Bet dieną važiuoti, jau šakės. Dar penktadienį čia triperiukų, visą naktį jų pilna. Kažkur jie keliauja visi, tai tiesiog bloga. Nu, ačiū Dievui, Berlyne nors tuščia, bet Berlyne tuščia, nei vieno nebuvo. Tai vienos mašinos. Nu, šitą paskui... Tai koks buvo mano reisas. Čia matyt video bus trumpas, nes aš jau neturėjau sveikatos nei kažką filmuoti, nei fotkinti. Bet nelabai buvo ir ką. Praeitą savaitę aš jau turbūt pasakojau, kaip aš tam važiavau non-stopu, kai man bloga buvo. Aš dar nespėjau net atsigauti namuose. Gal kas vieną dieną tik atsigavau. 2 dienas. Ir vėl išvarė į kitą reisą. Ir vėl non-stopinis toksai į Prancūzijos. Ir ten variau kitos Prancūzijos. Dar man pikta buvo, kad aš galėjau per vieną dieną viską išsikrauti, jeigu man būtų tą paskutinį krovimą padarė pirmą, nes aš pro šalį važiavau. Tik nesupratau, kodėl jo man neįdėjo. Ir aš turėjau tada nakvoti toj Prancūzijai. Ten kažkur prie Paryžiaus parkingė, ten Veimarse. Ten, žinot, turbūt tą parkingą Veimarso. Prie Paryžiaus netoli pranakvojau kaklai traukusi, nes vos ne vienintelis butikas buvau, nors mačiau, tai kitų ten buvo pasislėpus tarp kūrų. Na, bet žinot, iš vienos pusės man tai kas, ne aš baudą mokėsiu. Na, tai pramiegojau.
kai kurias išvadas pasidariau. Nu ir šitą. Ir tada vėl non-stop visą dieną čia Belgijoje pasikroviau, variau iki 6 valandas per vokiečius. Dar gal būčiau kaip nors dar traukus, gal dar čionais ir iki Lietuvos, nes naktį visai geriau važiuoti. Bet kažkaip jau labai pradėjo taip atjunginėti, kad jau ten gabaritų nebejauti tos mašinos. Taip jau per pavojingai jau buvo važiuoti, galvoju, bala nematė. Tai neišlepinėsi kas kelias metus, kas 6 kilometrų, kad ten stosti vaikščioti kažkur palauką, kad atsigauti. Galvoju, bala nematė. Tai vis tiek galvoju, rytą negrįšiu, diena jau sugadinta, dar kol pakraus kol ką. Galvoju, jau nebepsimoka grįžti, reikia miegoti. Bet tai čia dar ne viskas, žinokit, čia dar ne viskas. Aš jau dar nespėjau grįžti. Aš sakau, jau važiuoju, kam jau komos būklė, jau nerviniam tike, nervinis jau nuo to vairavimo, fiziškai nepavargus, bet nerviškai jau viso. Tai žinot, kai kiekvieną dieną ištisai vairuoji, nuo ryto iki pat vėlaus vakaro, taip pamiegi ir vėl, dėl tas miegas, dar irgi ten, žinot. Tai va, turėkit omeny, kas bus. Kokie ten turistavimai, pavalgyti neturėsi, kad tūlikai neturi kada nueiti. Nes kitaip nieko nepaspės. Ir tai aš labai nesiplėšiau. Aš dabar nesiplėšau. Aš tada pabiškį važiuoju, taip labai jau nesistengiu ten per daug kažkur plėšytis. Nes jau gana galvoju, kiek galima. Tai jau čia visai barzėlė jau priprato. Galvoju, arba mokėkite algą, kai priklauso už tokį darbą, arba, kaip sakant, aš dirbu tai fizinį darbą. Intelektualaus darbo pas mane nebus užimti ir norite, kad aš galvočiau kažką, tai mokėkite už tą darbą. Tai kaip sakant, kai jau užlipa ant galvos, tai reikia kratytis, kaip blusas. Ne, bet jau paprasčiausiai, tu net ir tyčia ar netyčia, tu paprasčiausiai jau nebegali jau viso, tu perdegi. Kiek gali taip varyti? Tu tiesiog nebegali tiesiog jau. Tu net ir norėtum kažką, bet tu nebejau viso, out. Čia nekoks kerštas, nei kas, bet tiesiog nebegali tiesiog jau. Kiek gali taip varyti? Nu ir šitą, dabar to, žinot, kai specialiai turi kažką tai daryti, tai irgi tas vargina, nes tu turi jau kažkaip, ne savo principų, ne savo ritmų, tu turi specialiai, bet ten reikia kažką padaryti, bet specialiai, nedarysiu, taip mano nematė, nieko nedarysiu, nesakysiu ir tiek ko. Visgi. Irgi tas vargina, nes tu turi apie tai galvoti, tu turi save stabdyti, to nedaryti, tu save stabdyti turi. Ir tave tas irgi nervuoja. Tai vienu žodžiu. Čia irgi, žinot, tai kiekvienas gali kažką tai keršyti. Aš tai keršiju. Matau, kad čia fiziškai nebeįmanoma, čia tiesiog fiziškai nebeįmanoma. Pripratau prie vasarinių kelių, o čia žiema. Ir kaip visada, žiema klimato zona keičiasi už Varšuvos prie Konino. Ir va kaip visada va šitoj vietoj pasikeičia klimatas. Ir dabar čia irgi kitol buvo vasara, mes staigiai lyjo, bet taip žinot. O dabar jau va, jau 2 laipsniai tik tai, to čia slida bus. Tiesa, dėkui visiems, kurie užsiprenumeravo kanalą, kurie paspaudė like. Tiksliai neskaičiavau, kiek ten užsiprenumeravo, bet lyg tai 5 padaugėjo. Tai labai ačiū. Stengsimės ir toliau. Naujas Orlenas. Čia kur jau nuo Ostrov Mazovėvsko įsukė naują kelią, pirmas Orlenas. Čia gali pavalgyti. Tai čia žuvies filė, burokėlį ir bulves. Visai neblogai. 43 zlotai. Gražus paveiksliukas, čia va mini, vafliukai. Taip atrodo, tikrai patraukia nuotraukų viduje. Lenkiška kokybė. Aš ir vėl išvažiavau. Tik grįžau iš reiso, vos gyva, pirmadienį į Latviją ir Estiją. Nieko aš nebesakau, galvoju, pasikarkit. Bet aš niekur neskubu, lėtai važiuoju.
Tai žiūrės kaip ką. Čia toks biškiai bus tų iškrovimų nemažai. Tas pirmas taškas toks rytam jaučiu gali būti problematiškas. Bijau, kad ten nestrikčiau pusiai dienos. Dar jas tie turi spėti nuvažiuoti, nu vienu žodžiu. Ir niekur sustoti negali. Gaila atgal, bet jau bus tamsu, nebebus vaizdų, nes ten yra geras prie jų. Važiuoji tik pro pat jūrą, bet negali, bus tamsu jau.